Sveikučiai. Sveiki, chujovas garsas. Turbūt girdit labiau mašinos variklį negu mus. Taip. Taip tikėčiaus. Jo. Bet nieko, tikimės, kad neilgai, nes dabar važiuojam į elektronikos parduotuvių kažkokį rinkinį didesniam mieste. Tu nepapasakojai, kas buvo šiaip vakar. Galbūt stebitės, kodėl tas garsas toks šūtinas. O gal net nesijaučia. O gal net nesijaučia. Nes šiaip mes nelaukė, tai gal nėra taip blogai. Jo. Dabar šiek tiek bus tas šūdinas garsas, nes sulūžo mūsų mikrofonas. Sulūžo taip, kad nebeišeina jo naudoti, tiesiog nulūžo jungtis, kuri jungiasi. Ir dabar susiradom vakar tokių realiai topo centro atitikmenų, 2. Ir dar parekomendavo mums mano pusseserė, kuri čia gyveno pusmetį turbūt Erasmuse, kad yra viena tokia, kaip Maxima suprantu, bet jinai turi labai didelį elektronikos skyrių. Tai realiai jie visi yra 3 ant tos pačios sankryžos tam didesnė mieste. Tas didesnis miestas yra 5 km, 5 minutės kelio. Tai va dabar jau išvažiavom iš savo nakvynės vietos ir judam ten. Tokio pačio turbūt rasti nerasim, ieškojom, mes Road turėjom, žiūrėjom per jų puslapį, kur čia platina juos, tai labai tokios keisti šopai visi ir maži. Dar yra 2 LE šopai, kurie gali atvežti, bet čia būtų jau tik pirmadienį. Tai mes pasižiūrėsim šiandien, gal kažkokių kitokių brandų galim, kitokį, ne tokį, kokį turėjom nusipirkti ir panaudoti šioje kelionėje. Tai va, o gal ir visam jis jau nutiks. Tai va, tai žiūrėsim, ką rasim. Monika sako, kur tu čia užstatei, sakau, į topo centrą. Sako, gerai, pafilmuok, kaip atvažiuosim į topo centrą. Filmuoju. Va, čia yra Bilka, kaip Maxima, kur su didelis elektronikos skyrius. O va ten mes vyksim už McDonald'o, va ten matas kažkoks El Giganten. Žodžiu, gavom kažką su ne tokio gero, kaip turėjom iš tikrųjų. Kažkoksai kinų brandas, labai tikimės, kad bus bent jau pakankamai normalus. Road, kaip mes, kad turėjom, nelabai turėjo jie. Bet viskas atrodo realiai taip pat. Tai... Atrodo viskas panašiai, bet žinai, atrodo. Reikia žiūrėti, kad būtų gera garso kokybė, tai tikimės, kad bus. Taip, dabar vienintelis skirtumas tarp jų yra, tai, aišku, brandas. Tikėkimės kokybė neskirtumas, bet aišku, laidas yra šitas. Jisai bus ant laido, jo. Šitas yra su laidu, tai kažkaip teks jį turbūt laikyti ar kažką, nežinau. Tai pažiūrėsim, įsidėsim, pratestuosim, lauke, pabėgiosim, vėjyje ir taip toliau. Ir bus aišku, ar čia geras ar ne. Tiesiog va toks va dabar jisai nepritvirtintas. Kaip turėjom tiesiog va taip, kad gali taip. Dabar sveiki. Bandom. Labą dieną. Sveikučiai, ponai. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Viens, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Na, nėra taip gerai, kaip buvo, bet tikrai galėtų būti ir blogiau. Ant vėjo, jeigu stipriai pučianti mikrofoną arba laukiant vėjo, taigi besisukant toksai sutrukčiojimas gaunas, tai, kaip sakant, nepykite. Bet man atrodo, čia geriausia, ką mes galime išpešti, nes jie iš viso tik tai šitą vieną modelį turėjo, čia viena didžiausių parduotuvė. Jo. Ir šiaip e-shopose žiūrėjau, tai tas, kurį turėjom, ten ilgai jį veža siunčia. O šitas yra vienintelis tokio tipo mikrofonas, kurį jie turi vietoje visur. Tai... Bandysim laimingai, jeigu bus labai prastai, nepykit. Prieš kitą kelionę, kaip sakant, pasirūpinsim tinkamą techniką
Ir kaip Aurimas reiks pradėti turėti po atsarginį variantą, man atrodo, dalykėlių. Tikrai taip. Svarbu turim kažką ir bus visai normalesnis garsas negu visai be nieko. Tai dabar galvojam, kad daug ilgiau turbūt užtruksim viso šito ieškodamos, tai dabar nežinom, ką veikti. Tai sugalvosim. Sekundę kitą buvau susijoblinus, kad sulaužiau mikrofoną savo kišeniai. Sekundę kitą maždaug gal... Maždaug antrą dieną. Antrą dieną persirūgusiu veidų vaikšto. Bet dabar viskas. Nupirkau mikrofoną. Įkalam kavos tokios karčios ir stiprios, kaip man patinka. Monika tokios mergaitiškos su karamelė ir grietinėlė, kad tokios saldžios, kad net vidurį suka. Ir viskas. Persijungiam kanalą į gerą nuotaikytę. Ir pajudam. Dabar va jau sugalvojom, kol kavą gėrimą ir aikštelėj sėdėjom. Šiandien bus švyturių turas. Švyturys neremia mūsų. Taip važiuosim. Geras bairis. Sustosim. Geras bairis, patiko? Sustosim prie vieno švyturio ir tada pasistatysim mašiną netolies kito. Ir tada bus 2 kilometrai iki to kito pahaikinti mums, pavaikščioti, 2 kilometrai atgal ir tada miegosim ten toj gražioj vietoj vėlgi prie jūros. Pradėjom važiuoti link savo tikslo ir galvoju, reikia pasimti šitą gal prie tos kojos mūsų naudojamos, čia taip vat telefonas dedasi ir tada mes taip pafilmuojam. Tai gal būtų galima prie jos kažkaip primontuoti tą mikrofoną, nes dabar jisai, kai mūsų dėdavos tiesiai į telefą, tai jisai laikydavos tiesiog ant telefo šono va čia. O dabar, kai jisai su laidu, tai jis tabaluoja ir tu turi papildomą dalyką laikyti. Ir pasiėmiau šitą, galvoju, gal čia kaip nors kažkaip su gumytėm kokiom su kažkuo ir žiūriu, taigi čia yra, bet čia viršuj. Yra toksai dalykas, tokia vieta, prie mūsų šito kojos ir mikrofono yra dar lempa tokia čionais, kuri įsistato va čia į šitą tokį vietą. Ir šitas mūsų kinietis mikrofas turi tokį laikiklį, skirtą fotoaparatam, kamerom. Išsiemu iš dėžutės, žiūriu, tinka. Tai prašau. Tuoj dabar uždėsiu ir parodysiu jums, kaip atrodo galiausiai sumontuotas jau dalykas. Ką jau važiuojam, pakankamai nemažai tų kolonėlių matėm jau. Tai ką pastebėjom, kad kaina labai, pavyzdžiui, pas mus, gali nuo vienam Vilniaus gale Circle kainuoti vieną kainą, kitam ten, ar net ne kitam gale, o šalia esančiai kolonėliai Circle jau kainuos brangiau arba mažiau. Žodžiu, labai keičias tą kainą. Čionais, ta prasme, net skirtingų tinklų kolonėlėse kaina žiauriai panaši. Ta prasme, jinai dvi kainos realiai yra. Arba 13,19 kronos, arba 13,29 kronos. Ir čia yra €7,7 arba €7,8. Tai tokia kaina, mūsų praeitos vasaros lietuvėliai. Tokia buvo, kai mes į Prancūziją išvažinėjom. Monika turi dar išvadų įspūdžių apie Daniją. Man kol kas asmeniškai Danijoje, kiek važiuojam, yra tiesiog raudoni namukai, laukai kukurūzų, čia gera antenėlė, vėjo malūnai. Bet žiauriai didžiuliai ir labai daug. Didžiuliai, tokie, Nesimatys čia dabar turbūt. Bet jie yra gigantiški. Kai mes turim tuos normalaus dydžio mums turimus, tai jie turi dvigubai ilgesniais sparnais. Tai žodžiu, raudoni nameliai, laukai, vėjo malūnai ir daug vandens visur. Man čia kol kas yra Danijos apibūdinimas.
O dabar Monika pasiskaupusi bando aplenkti traktorių. Ir traktorių nemažai. Jo, Labai nemažai. Ir dar labai daug kemperių. Ta prasme, belenkaip daug kemperių. Tiesiog kas kokia 4-5 mašina yra kemperis. O Dieve. O Dieve. O čia tai jau gražu, bet čia tai jau man patinka. I love it! Džiaugiu, taip namelį tokie mėly. Nu, net negalima tokių, kad būtų mėly. Negalima tokių namelį mėlų, kad būtų? Ne, per mėly, pažiūrėk. Kiek? Kas čia per namelį? Važiavam. Monika sako, sustojam, nes noriu pažiūrėti, kas už tų kopų yra. Turbūt maniau, kad jūra bus, bet manau vis tiek verta pažiūrėti yra, nes bus gražiai. Einam. Čia bandžiau perskaityti tos ženklus, tai kiek supratau iš visų tų instrukcijų, tai kad kai pakeltas šitas balionas, tai negalima eiti į šitą area, nes čia yra kažkoks šaudymo zona. Tai dabar galima, nes nepakeltas. Ir negalima imti jokių rastų daiktų čia nais, nu tai čiųjų kulkų kokią nors gali mėtytis. Tos gėlytės kokios fainos čia yra visur. Ir jos taip skaniai kvepia. Taigi šitos visur Palangoj yra. Bet kažkaip jų čia daugiau biški. Va, Gabrė batus maunas gražiai. Va, galit pažiūrėti, kaip vakar nusiverčiau tiesiog lygioj vietoj. Gabrė tiesiog vakar susižalojo savo lešką. Krito į pelkę kažkokią tiesiog. Bandė ją peršokti. Va, žinokit. Ir karšta, ir viską. Ir tas smėlis koks toksai visai jau iš po kojų krentantis. Oi. Kaip Gabrielė sakė per kažkurį video, arba tik man sakė, gal neįrašėm, kad Danija bus kaip Nida biški. Tai kažkas panašaus turbūt. Va, ten stovim. Dabar važiuojam tokiu brūkšniuku realiai. Nidą važiuojam. Iš abiejų pusių bus vanduo, jau yra, bet va toj bus siauriausia vieta, tai turbūt gal matysis, nebent bus kopos iš abiejų pusių. Ir labai daug smėlio visur, čia smėlis. Visur kopos realiai iš abiejų pusių. Ir šitoj pusėj labai daug tokių vietų, kur tiesiog namukų vieno aukšto prisideda. Šiaip pas jos dominuoja tiesiog vieno aukšto namukai tokie. Jau aukščiausias koks namas buvo, tai antras aukštas realiai palėpė tiesiog gaunasi. Kiek privaryta. Va. Smėly, karočią, gyvena jie tiesiog. Belenkai. Norėčiau. Va, kaip sakiau, net Nidoj tokia pati dyzelio kaina, kaip visur. Va, ten mes vykstam. Nusipirkom bilietus į Švyturį. Va, bilietai tokie. 10 eurų vienas suaugusiam. Nepigu, bet norim užlipti. O. Atsiprašau.
Žodžiu, paskaičiau truputėlį, kad jums papasakoti dalykų kažkokių, o ne tik vaizdų parodyti. Tai prieš pastatant šitą švyturį, labai daug šitoj pusėj, šitos apylinkėse duždavo laivų. Tai tada pastatė švyturį 1906 ir nebedužo laivai. Nuo 45 metų po karo jisai nebeveikė, nes taip sugalvojo valdžia tuometinė. Ir nuo 65 vėl buvo įjungtas ir iki dabar buvo tobulinamas, ten vis kitokias šviesas jam ten keitė, nuo ledų iki besisukiojančių, ten visokių nuo dujinių ir taip toliau. Va, ir kai jisai veikė, kai tik buvo atidarytas, kai tik pastatytas buvo, tai čia gyveno 3 žodžiu darbuotojai, jau meistras, tada žemesnis ir asistentas su savo šeimom. Ir tik vieną kartą per metus jiems iš Kopenhagos čia atveždavo maisto ir visokių kitokių reikmenų, kad jiems čia gyventi. Tai va, o dabar turistai žiūri. Lipsime viršų. O va ten yra belenkokio dydžio kempingas, kaip matot. Belenkokio tiesiog. Tai mes ten nevažiuosim. Važiuosim kitur. Užeikit, ponas. O Dievas. O Jėzus. Čia toks. Nu, vykstam. Kur čia yra? A tu durnas. Oi. O Jėzus, užlipom. Šiaip ne taip užlipom. Ai, dar ne. Dar ne. Gerulis. Čia gerulis. Praskilutė reikia lyst. Nu, visai neblogas vaizdelis. Turime pasakyti. Čia švyturio lempa. Įdomiai atrodo. Ir šiaip vėjas nėra toks didelis. Aš tikėjau daug didesnė vėja čia nais. Something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. Ką manom? Nu, man atrodo, žinokit, kad esam kažkokiam rojaus kampelį. O čia mūsų bagažinė. Čia pora kemperiukų, tokia bažnyčia. Ten vienas, laukit, gal nesimato jums. Toks švituriukas, eisim iki jo pasivaikščiot, kaip pavalgysim. Tiesiog, wow. Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours.